Labą dieną. Važiuojam namo į sodybą. Tiek, kad šiek tiek kitų kelių, todėl kad geležinkelio pervaža yra uždaryta remontui visai parai. Bet yra puikiai proga apsižvalgyti apie aplinkinės teritorijas. Šiaip čia žiūri faina. Ir šiandien mūsų vestuvių metinės su žmona. Tai liaudyje girdėjom sakoma, kad 9-asios vestuvių metinės yra viesulynas. Tai va, kelias toks savotiškas čia, bet visai smagiai važiuoja su Subaru, tai čia ne problema, aišku, jeigu būtų galbūt tokia žiema, dar kažkas, tai būtų, žodžiu, šiek tiek gal sudėtingiau. Gal čia grybų yra, rudenį reikėtų atvažiuoti paieškoti. Nusimato sunki diena, yra daug reikalų. Esu girdėjęs tokių pletkų, kad Antro pasaulinio karo metu čia kritęs yra lėktuvas ir šneka žmonės, kad yra kažkur pelkėj lėktuvo uodega kyšo. Čia va, metalistam žinia, daug metalo galite atvažiuoti traukti, bet nežinau, čia šiaip yra iš tikrųjų tik tais pletkai, tai nėra tiksliai aišku. Bet čia kokį droną pakelti, ką aš žinau, kam gal visai nieko. Aš manyčiau. Nes aš noriu žiūrėti. Čia yra ką pamatyti tikrai. Tai va,